Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Biohaikingas jūsų virtuvėje. Paprasti mitybos įpročiai ląstelių atjauninimo energijos proveržiui, kad būtume energingi. Apie gyvybingumą visas ciklas. Įdėsiu visada kaip į aprašymus. Žadu, kartais užmirštu, bet dažniausiai viską sudedu, ką prižadu. Ir yra grinai apie biohaikingą, tai yra buvo kaip ir noras nulaužt tą genetinį kodą, kad gyvent 120 metų. Viskas buvo vartojama. Ir gyvenimo įpročių keitimasis, saulės energijos ryte paėmimas, ypatingas dėmesys per simpatiniai nervų sistemai, vagus nervai, masažui, sureguliavimui ir visa tai labai svarbu. Kinų medicinoje taškam, chlorofilo turinčių augalų naudojimui, kurioje yra 4 azoto atomai, kad skatinti baltymų, tiksliau sakant, amino rūgščių sintezę kepenys. Ir daug kitų dalykų, kas yra biohaikingose, adaptogenų vartojimas. Bet kartu tai yra rami gyvenimo tėkmė ir ritualai. Ir daug pasiekiama, kai turima individualizuota mytyba ir individualūs ritualai būtent savo virtuvėje. Tai ir vadiname biohaikingu. Pakeisti mitybą, pritaikyti, įsivertinti, ką valgome, žinoti daug, mažai, ko trūksta, ar magnio, ar kalcio, ar geležies. Jeigu sergam kažkokią ligą, gal reikia specifinės mitybos. Po to susikurti ritualus, po to susikurti ramybę, nes ramybėje praleistas laikas daugeliu rytų tautų sakoma, jeigu ramybėje su šeima pavalgiau, tai tą dieną laimėjau. Ir tai ir netgi tokių tautų teko būti armėnų šeimoje. Ten mes važiavom, skaitė mokslinį pranešimą paskutiniam kursė dar studentė. Ir irgi net senoliai žinojo tą dalyką. Valgiui ypatinga vieta, pagarba. Gal žmonės turėjo daugiau laiko, kad ir skurdžiose šalyse, aš nekalbu, kad aš garbinu tas kultūras, ten musulmoniškas ar kas, bet kad šiek tiek visi šeimos nariai skirtų, dabar yra lygybė, kaip Švedijoje, kitur, tai namų pagamintą maistui prisidėtų ir būtų bent šeštadieniais, sekmadieniais toks apvalus stalas, kur visi dalyvauja, jeigu tik gali, maisto gamyboje ir pagerbime. Tai čia beveik biohaikingas, ypač mūsų tradicijos. Kūčios, bet mes persivalgom vietoj pagerbimo įvairiaus maisto. Taigi, kas pagrindiniai principai? Mitochondrijų maitinimas, kabutėse, geriau uogos ar žuvis, o gal kas kita. Kas eina į mitochondrijas? Prisiminkit mano video. Žiūrėkit, žmogus plaka kokteilį. Vaisių, avokadų. Priminsiu savo video, jeigu nežinojot. Ir kas tos mitochondrijos? Kad disfunkcija sukelia energijos trūkumą. Pati mitochondrija yra ląstelių organėlė, joje ląstelėje yra nemažai, kuri gamina ATF. Ir ATF dėka mes palaikome kūno šilumą, daugiausia maisto ir sumaina šilumos gamybai ir turime energijos, raumenyse daug ATF, pakelt rankas, judėti. O disfunkcija sukelia energijos trūkumą. Ir mitochondrijoje vyksta elektronų pernaša ir susidaro apie 36 molekulės ATF iš vienos molekulės gliukozės. Gliukozė susidaro net ir riebalais maitinant. Iš riebalų rūgščių ketonai, o iš glicerolio gliukozė. O šiaip nuo seno buvo priimta normali mityba, ne ketogeninė, kaip kas skelbė, o daržovėmis mityba, kai iš lėto skylant daržovių sudedamosioms dalims, daugiausia krakmolui ir šiek tiek esant vaisių dar uogų, ten, sakysim, gliukozės, kitų polisacharidų, jie buvo iš lėto skaldomi iki gliukozės, kurie eina į Krebso ciklą ir susidaro ATF. O disfunkcija yra labai įvairi. Tada, kai nejudam, būtinai reikalingas sportas ir judėjimas, nes krūvių kelimo metu, bėgimo metu pasidaro ląstelėse daugiau ATF, taigi greitesnė medžiagų apykaita, daugiau maisto oksiduojama, sudeginama
ir daugiau turime energijos. Jeigu mažai mitochondrijų, mažai energijos. Kita disfunkcija, kai yra senos mitochondrijos, jos negali atsinauginti organėlės. Tada reikalingos ląstelių remontas, vadinamas autofagija. Tai pasnikas, negaunam baltymų porą, trejetą dienų, bet labai daug daržovių. Kas skistas moliūgų sriubas, trintas morkų, ten labai nedaug ir kruopų, kokį šaukštelį, pavyzdžiui, sakysim, morkos, kopūstai ir šaukštas šeimai, kad ryžių kruopų, kad galima viską būtų sutrint ir tirštesnė sriuba. Ir taip, papasnikau, senos mitochondrijos išardomos ir iš anglies, vandenilio, deguonies tiesiog suremontuojama naujos mitochondrijos arba dalydamosis tampa naujomis. Dalymosi metu labai daug reikia fosfolipidų, nes mitochondrijų senelės pagrindė iš jų. Fosfolipidai nėra paprastas riebalas, glicerolis ir 3 riebalų rūgštys. Tai yra speciali galvutė su fosforu ir tik 2 riebalų rūgštys, bet tai vis tiek priklaudo lipidų klasiai ir spaudžiant aliejus, kuriais mes taip žavimės dėl polifenolių ir visa kita, dėl ko kalbu. Alyvuogės valgyti sveikiau negu alyvuogių aliejų. Sėmenis valgyti sveikiau negu sėmenų aliejų. Visi fosfolipidai, iš jų fosfatidilcholinas, dar vadinamas lecitinu, lieka išspaudos ir jų mes nevalgom. Kodėl išmeta, negrąžina atgal nors truputį aliejų, už tai, kad momentą apkartins. Suardyta molekulė fosfolipidai moment padaro aliejų kartų. Tai už tai negalima. Bet jeigu mes padarom mitochondrijas gerai veikiančias, tą turi padaryti imunitetas. O 2 būdai. Normaliaus glikeminio indekso produktai, kad nebūtų greito to šuolio, irgi gadina labai mitochondrijas. Kad būtų lėtai jos maitinamos gliukozė. Mažo glikeminio indekso maistas, mažai krakmolingos daržovės, daug B grupės vitaminų, fosfolipidų maiste ir judėjimas, sportas. Padaro stebuklus. Netgi Facebook'e rašo tokią, o svarbiausia išsitirt. Galvoju, jeigu išsitirs, tyrimasgi negydo. Ir taip aišku maždaug kas yra. Aišku, reikia tirtis dėl vėžio, dėl kitų dalykų. O rašo moteris, buvo menopauzė labai sunkiai, ten kovojau 3-4 metus, o paskui sportas per jėgą skauda, sąnarius nedidelis iš pradžių, tik tai žygiai, pasivaikščiojimai, paskiau tik tai sportas. Mityba kardinaliai ten pakeitė, nerašiau kaip. Nu, tai aišku, sutvarkė mitochondrijas, pilna žalumo energijos, sakė, dabar 50 ten ar 8, kaip 45 metų jaučiuosi būdama. Viską mes galim. Tai ir yra biohaikingas. Ląstelių galimybių praplėtimas. O tam, ar daug valgom, ar mažai, ar per daug, per mažai baltymų blogai. Per daug irgi sukelia labai daug ligų, per mažai ištenkam. Per daug, per mažai riebalų, ypač kokių riebalų. Yra sočiosios riebalų rūgštys, jų per daug negerai. Šiek tiek reikia, ypač trumpos grandinės. Angliavandeniai mažo glikeminio indekso. Yra 10 programėlių, kurios angliškai apps vadinamas. O čia yra ir lietuvių kalba šiek tiek, atsikrit telefonams. Nuskanuojam brūkšnį kodą produkto, kad ir parduotuvėje matom, kiek baltymų, riebalų, angliavandenių. Panaršom po tą programėlę, parodys ir magnio, kiek yra, ir cinko, ir vario tam produkte. Arba įvedam, jeigu nežinom, valgiam namuose ir rašom, obuolys. Jeigu angliška programėlė Apple, yra labai daug programėlių, patys susiraskite. Kaip programėlėmis įsiverdinti savo mitybą. Aš duokit chat GPT arba kitur tokius klausimus. Ir midilap arba tikslų svorį, jeigu pasisvėrėm, 100 gramų 200. Ir užrašys, kiek ko yra ir vitaminų, mineralų. Netgi yra tokios sudėtingos programėlės, kur rašo, jeigu turim kažkokį polinkį, vienas dalykas, jeigu sergam tą ligą. Tai dažniausiai labai didelį ten mitybos ribojami sergant 2, 1 tipo cukriniu diabetu, bet taip pat ir inkstų lygom, širdies. Jis turi padidintą cholesterolį, viską. O jeigu nesergam, tai įsivertinam. Gal 7 ligas sukelia, jeigu per daug monosacharidų. Jų bendrame angliavandenių kiekyje turėtų būti nedaugiau 10%, sočiųjų riebalų nedaugiau 10%. Per mažai baltymų, jau sakiau, per daug irgi kenkia kepenim, inkstam.
kiek vadinamo šlamštinio to arba perdirbto maisto, perdirbto, sako, virimas, kepimas, perdirbimas, ne, kur ilgai laikosi dėka konservantų užpakuota vakume, ilgai stovi čipsai, pyragai, pyragaičiai, iš tokių baltų miltų, iš kurių gemalas išimtas ir taip toliau. Ir kiek vartojam antimaistinių medžiagų, tai vaistai, alkoholis, kitos medžiagos, e, nu, narkotinės jau čia visai blogai būtų, rūkalai, viską susirašom. Ir kai paskiau pasižiūrėjom, trūkumas gali sukelti ligas, vitaminų, mikroelementų, perteklius ir riebalų, angliavandenių. Riebalų kartu su angliavandeniais, ypač didelio glikeminio indekso, metabolinį sindromą, nutukimą ir antro tipo cukrinį diabetą, baltymų perteklius, akmenys. Jeigu blogai virškina arba valgom vien keptą maistą ir greitą maistą su daug konservantų, sutriks virškinimas, sutriks kepenų veikla, tada cistos miomos augliai. Viską galim įsivertinti, viską. Kaip tik darau už dienos trečiadienį seminarą, trečiadienį išeis ir šitas video, 3 dalių, kaip įsivertinti mitybą, kada kenkia trūkumas, perteklius ir kokias ligas sukelia, ir kokius gal net ir kraujo rodiklius reikia panagrinėti, kaip homocisteiną ir kitus, ir pagal juos spręsti, ar jau pakenkia ar nepakenkia kažkurios medžiagos trūkumas ar perteklius. Prieš uždegiminę mitybą. Biohaikingas gali viską, tik reikia suprasti savo organizmą ir šiek tiek biochemiją pasimokyti. Dar labai kenkia netolygus valgymas, protarpinis badavimas vakarienė. Kaip seniau sakė, jie duodam priešui. Arba labai lengvai valgo. Aš čia labai paprastai, be biohaikingų. Kokius patiekalus rinktis pusryčiams, pietums ir vakarienį. Soti, labai soti vakarienė, keptas maistas, daug jo. Nebent valgoma labai anksti, einama gult ten 22-3 valandą, valgoma 18, tai ten tada ir vištienos krūtinėlė ar žuvies tinka. Bet kai, oi, sakoma, baltymus, tai avinžirnius prašau, argi galima valgyti mėsą vakarieniai, kol labai sveikas skrandis, tik kol. Ir tai bus nesveika, kenks kepenim, jos filtruoja kraują, pradėsit prabūst 4 valandą 3 nakties, kai jų aktyvumo laikas didžiausias. Tai viską aptariam. Ląstelė turi dirbti kaip laikrodis, tai ir yra virtuvės biohaikingas. Jūs tą galite. Tai yra įrodyta daug gyvensenos medicinos, kuri mokslo ištyrinėta JAV, kai kuriuose pažangesnėse Pietų Amerikos šalyse ir labai daug Europoje. Labai svarbu stabilizuoti, kad nebūtų šuolių. Kai cukrus krenta, iškart mes norim saldumynų, už tai kiti dirbdami prie kompo ant stalo pasideda ir kramto. Tai, pavyzdžiui, prieš pagrindinį patiekalą, nes vis tiek pakils ta gliukozė, jeigu valgysim ten bulvių košę su mėsa ar ką, kaip pripratę. Kaip anksčiau būdavo arba restoranuose, arba ten, sakysim, mes nueiname iškilmingus pietus, tai duoda kažkokį užkandį, kuris dažniausiai būna salotos atskiros. Jau ten daržovės prie pagrindinio patiekalo atskirai. Tai jeigu suvalgom va tokių daržovių salotų, tai daug mažiau suvalgysim kaloringo pagrindinio patiekalo, jau skrandis bus pilnesnis. Ir tada išvengsim cukraus šuolių po valgymo, kas labai labai palankus sveikatai. Tai irgi virtuvės biohaikingas. Tai tą irgi žinokite. Ar turite virtuvės ritualų? Tai visada galit niūniuot, dainuot, galit pasidaryti virtuvę tokią truputį kaimiškesnę, kaip kaimo sodybose. Neradau tokio paveikslėlio. Čia va paprasto žmogaus virtuvė, čia jau poliška labai. Bet galit čia jau pagal feng shui. O viską, virtuvės ritualai gali būti taip, kad aš būnu virtuvėje, kol jau susitvarkau, viskas gaminasi, aš tuo metu padarau lengvą maistą. Pritupimus, mankštą, kol gaminu maistą. Pritupimus, rankas ištiesiu, pasuku, pečius ir dar ką nors paniūniuoju. O būna virtuvės ritualai, kad po to aš turiu kažkokį kampelį, aš galiu net užsidegti žvakę, pasėdėti ramiai prieš valgį, pamedituoti 5 minutės. Tai bus mano ritualas. Po to sukviesti visą šeimą gražiai padengus tau. O jeigu gaunasi taip, kad tą dieną kiekvienas valgom skirtingai, dirbantiem žmonėm taip įprasta, vienas gal dirba naktiniai pamainoj, kitas dieną,
vienas gydytojas, kitas kažkokį gaisrinį dirba, kitas prekes išvežioja ir visai skirtingos pamainos. Nu ir ką padaryti? Tai galima pamėginti šeštadieniais, sekmadieniais kažkokius šeimos ritualus, bet jie neturėtų būti ekscentriški, panašus į kažkokias neįprastus dalykus. Labai seniau mūsų tėvai pirmiausia tikriau paduodavo tėvui, maitintojui tą maistą, po to arba vyresniems šeimos nariams, seneliam, bet dažniausiai tą maitintojui, seneliam, po to tik vaikam, nuo didžiausio iki mažiausio. Nebent mažiukas krūtimi maitinamas šią atskirą kalbą. Ir visi to ir peržegnodavo tą maistą, palaimindavo arba pasakydavo, ranką sudėdavo, kad laiminu tą maistą. Netgi tie, kurie netikinti, tiesiog laimina, geras mintis siunčia. Tai yra ritualai. Ir irgi prisideda. Geros mintis valgant labai gerai, jeigu iš mokslo pusės, ne iš ritualų, parasimpatinį neurocentrinį sistemą ir centrinį. Visada gerai. Ir, kuo įvairesnius produktus, aš kiek neparodysiu, yra šimtai. Pavyzdžiui, linų sėmenys, fitoestrogenai, bet nesigamina, nebijokit, vyram estrogeną. Žino, organizmas, iš ko paimti vaikui, neims tų estrogenų ir geriausia sumalti ir galima pabarstyti ant košių, o kas jau turi skrandžio bėdų klijūkus. Kanapės ir aliejų ir įvairiais pavydalais. Būna vien kanapių baltymai, būna grūdai, būna galima pasibarstyti, galima į košės. Viskas būna parašyta ant pakelių. Tik pirkit ir naudokit. Ir be polisacharidų, kurie palankiai veikia visas gleivinės, omega 3. Nors nėra, sako, jų yra daug įvairių porūšių ir pačios geriausio to porūšio yra tik tai tipo žuvys. Lietuviai nuo seno turėjo ten upėtakius, bet tiek daug jų nevalgė. Ir neturėjo tų ligų susijusių su omega 3 trūkumu. Už tai, kad valgydavo jūdros, o pagrindė sėmenų ir kanapių aliejų. Dilgėlių sriuba. Darykit įvairiausias tas sriubas, kuo įvairesnė. Ir kuo daugiau laukinių žalumynų. Išmokit. Galima iš žliūgių, iš daug iš kiaulpienių lapelių, čia gudobelė širdžiai, džiovinkit, darykit džemus. Galima sutrinti su medumi. Džemus, jeigu padarot, ilgiau verdat, išlieka daug bioaktyvių vis tiek medžiagų, ypač bioflavonoidai, jie mažai suskyla. Tai yra stiprus antioksidantai. Ir jeigu žmogus neserga, tai ten šaukštelį ar du, neturintiems metabolinio sindromo, jeigu mažai cukraus, puiku, dar geriau sutrinti su medumi. Tai yra ajurveda, daug uogų padidėja gydomosios savybės, jeigu sumaišoma su medumi. Ir ne tik gudobelė, šermukšniai, daug kitų uogų mes žinom. Putinas. Turiu omeny uogas. Dar grybai visi. Ir mes žinom, kad tikrinis glūtis, Ganoderma lucidum ir Lietuvoje auga. Aš sakiau, auginkite, jau kai aš pradėjau auginti, nes Kinijoje atveža į Europą ir parduoda už 100 eurų kelis gramus. Tai mūsų miškuose retas, bet galima jį savo prisiaukinti. Neturėsit kirminų, voveraitės. Kiekvienas grybas bei gydomasis. O jau seniai, o dabar šiek tiek primiršta ta apiterapija. Tai yra gydymas medumi, žiedadulkėmis, bičių pikiu. Už tai, kad labai daug kas metabolinį sindromą ir bijo, kad čia cukrus, sakarozė ir visa kita. Kai anksčiau labai retai tuos pyragus valgė, nes būdavo naminiai, reikėdavo iškepti kaip per šventes, tai tas medus buvo išganimas. Ir šiek tiek reikia to saldumo. O žiedadulkės, pagalvokite, augalų nektaras. O šiaip yra Lietuvoje, jeigu kas dar ir jauni gydytojai, kai kurie kaip pagalbinė specialybė, ne tik tai ten homopatija, bet ir gydymas medumi ir medaus produktais. Susiraskite. Ir todėl visiems dar linkiu turėti savo metodus. Ką nors pasiskaityti, atrasti savo ritualus, savo paprastus, bet neįprastus produktus, kad galėtumėt pavaišinti svečių. Ten gudobelės džemų. Su maltais riešutais, lietuviškais lazdyno, su galbūt užsienietiškom razinom, truputį gudobelių, šermukšnių rutuliukai apibarstyti ir šiek tiek įdėta kieto medaus tokie rutuliukai ir galima apibarstyti
kanapėmis, aguonomis, galima šiek tiek juodgrūdės sėklomis, bet bus labai jų nedaug, nes ypatingas skonis. Taigi, domėkitės virtuvės behaikingu, stiprinkit savo sveikatą ir būkite visada geros nuotaikos. Nustojo dalintis ekranu, sėkmės visiems, mielieji.